Einu savo, čia kažkas prie mūsų nutiko. Pradeda slysti. Dabar tokia. Priėjom akligatį. Labas rytas. Labas rytas. Kokie šiandienos planai? Šios dienos planai mūsų yra autobusu nuvažiuoti iki Kasprovo Vierch keltų. Planuojam šiandieną užsikelti į Kasprovą. Ir nuo Kasprovo tenais truputį pasivaikščioti. Yra traselių tokių minimalių, kur mes nesam išvaikščioję, tai mes jas norim praeiti. Ir beje, vakar mes ilsėjomės. Taip. Čia jau yra trečioji mūsų diena. Vakar tokia mini, kaip čia pasakyti? Ekskursija. Jo, mini ekskursija. Buvom nuvykę iki Skywalk apžvalgos bokšto, pasivaikščiojom ant to stiklinio viršaus ir po to vakare buvom dar užsikėlę į Gubalovką. O pati Gubalovka tai kažkokia kalėdinė sostinė, vien atrodo, kad kalėdas ten jau. Taip, ten per kalėdas tikrai reikia užsikelti ir ten pabūti, nes jau dabar yra kalėdinė dvasia tokia. Perkame bilietus į keltą. Prašau vienas. Ką tik atsikėlėm į Kasprovo Vierch viršūnę. Ir čia žmonės žiauriai turi nuvaikščioti, čia yra kaip slidžiu ledas. Ledas. Tai net dabar aš sėdžiu ant akmens ir žiauriai, ta prasme, neišsilaikau netgi. Tai dėsime savo kates, kad ir kokias mes jas turim, bet užsidėsim. Ir mes ne vieninteliai tai darom. Palauk, man reikia atsitupti. Reikia atsisėdus būti. Mūsų kelelis labai slidus yra, čia ledų ledas. Blizga tiesiog. Blizga labai netgi. Na, mūsų apkaustai yra geriau negu nieko, bet nėra patys geriausi. Tad prasieisim, pasižiūrėsim, galbūt reikės netgi nusipirkti geresnius apkaustus iš Zakopanės, nes šiek tiek vis tiek slysta. Pažiūrėkit, kokie mažiukai mūsų čia apkaustukai yra. Nesimato tikriausiai. Nu, bet įsmigti įsminga jie. Tik norėtų, kad daugiau įsmigtų. Kaip blizga kelias visas. Bastūnė į kates prilindo. Reikia įsidaužyti. Labai didelis vėjas šiaip. Kažkaip labai statu, tie takeliai tokie. Tikriausiai žmonės pramindžia, nes nesimato akmenis pažymėtais takais. Taip kaip upeliu nuėjom vieną praeitą kartą, tai dabar irgi išmindžia tas takas, labai tiesus, toksai nesarpantininis, labai status.
Toli nereikia važiuoti, kad pamatytumai tos kalnus. Lenkija labai netoli. Tikrai yra verta. Yra ką pamatyti. Mes čia grįžtam ne pirmus metus. Norim išvaikščioti beveik viską, visas viršūnės. Na ir tada ieškosim gal kitų kalnų. Nu ką, reikia vytis Bastūnę. Vandens pertraukėlė. Reikia eiti toliau. Vaizdai yra vau. Prasideda sukilimas. Bus sunkiau dabar. Štai ten eisime. Žiūriukas apačioj. Mes prie jo nusileisim? Jo. Oho, labai toli ten kaip skruzdėlės vaikšto, o mes ten nusileidžiamės. Jo. Dabar esame Kardų viršūnėje. Parodį kokiam aukštį. Kilometras 853. Einu sau, čia kažkas prie mūsų nutiko. Sraigtasparnis čia kyboja prie mūsų. Šiek tiek nejauku. Tenais du lenkai praėję su kedukais. Gal netyčia slystelėje kažkuris nors. Vyksta kažkokia gelbėjimo operacija, jau 3 ratą apsuko ir niekaip nepavyksta ar paimti, ar surasti, neaišku. O mes kaip tik parėjom iš nuo ten, lipom čia ir čia vat parzigzagavom. Ir kažkas būtent čia yra įvykę. Šiaip nelabai jauku. Grynai kažkas yra įvykę šitoj vietoj, nes jau 3 kartą į šitą vietą sustoja. Kažkokį žmogų pakėlė. Pakėlė, ne? Jo. Kas vyksta? Pietaujam sumuštinių karštų turėjom išsikepę. Dabar yra šalti. Ir turim karštos arbatos. Ir turim įspūdingą vaizdą. Bastūnė sušilo. Nusėmėm apkaustus, bandysim eiti be apkaustų, nes dabar saulutė šviečia. Ir yra akmenys nušildę. Tai galimai bus dabar taip gerai mums. Jau matosi Kasprovas. Lieka koks pusvalandis kelio. Ir užlipsime. O tada leisimės vėl apie 2 valandas. Viskas, Kasprovas va ten. O mes jau pradėjom leistis į apačią. Leidžiamės po truputį į apačią. Taip. Dvi valandos kelio liko ir būsim Kuznicėj. Jo, būsim
Mes vis dar leidžiamės. Sparčiai temsta, žinokitės. O dar liko jau čia apie 50 minučių kelio. Tai iki 5 turim grįžti kaip nors į Kuznicą. Dabar esam miške grinai. Dėl to ir yra tamsu. Galimai net prožekus reikės trauktis. Tai esam pasiruošę labai galingus prožektorius. Apšviestumėm pusę mišką čia. Matysim, kur parei tikrai. Visas meškas matys, kur einam. Išsiduosim. Nenorėtumėm sutikti meškučių. Dabar, kai dar tokioj vietoj žmonių nėra čia visai. Tai ką? Gal iš miško išeisim, dar prašviesės. Bet šiaip labai geras kelias yra. Tai tikrai geras dabar kelias, nusileidimas, tai ganėtinai greitai mes čia turėtumėm parpuškuoti. Varam toliau. Nu ką, ši diena jau į pabaigą. Mes jau lovai. Rytoj mūsų laukia poilsio diena. Ir susitiksime poryt. Vėl eisime į kalnus. Tai iki pasimatymo. Viso. Bye. Sveiki. Labą rytą. Dabar yra labai anksti. Be 10:06. Ne taip ir anksti. Jo, bet mes jau esam visiškai susiruošę ir iškeliausim jau į kalnus. Taip. Pažiūrėkite, kur eisime. O atvažiuosime su mašina iki čia, pasistatysim mašinytę. Ir tada čia pum 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 pum. Tada eisim keterom čia. Ketera. Ir po to leisimės mėlyna trasa į apačią. Kliuk. Ir tą raudoną tikriausiai pareisime. Tukšt. Ir grįšime į aikštelę ir tada važiuosim. Tai čia mums gaunasi iš viso apie 8 valandas, teisingai? Eisim trasa iš pradžių tokia, kurią mes esam ėję prieš maždaug 2 metus, tik tai ėjom kitą kryptim. Bet dėl to ir sugalvojom, kad eisim tamsoje, nes mes vis tiek jau ten esam buvę. Ir kad šiek tiek sutaupyti šviesos. Taip, tai šiandien yra jau paskutinė mūsų diena į kalnus. Einam iš viso jau 3 diena. Tai pakanka, kas 2 dieną pasilsim. Jo, vakar pasidarėm laisvadienį, bet vis tiek dar sugalvojom nueiti į tokį mini kalniuką, kuris vadinasi Nosal, nes mes ten nesam buvę. Ir taip po vietą pasivaikščiojom po pagrindinę gatvę. Krupovki. O šiandien paskutinė mūsų žygiavimo diena. Rytoj turėsim grynai tokią irgi poilsio dieną. Prieš važiavimą namo. Jo. Keliaujam į kalnus? Keliaujame. Nu ką tik išėjom. Jau yra beveik šviesu, žinokit. Nė gyvos dvasios, nė vieno žmogaus, vieni einam savo. Smagus ėjimas bus. Jo, išėjom nuo mašinų aikštelės po 6:30. Tai jau kaip ir praktiškai šviesu visiškai. Taip. Dar buvom pasiruošę prožektorius, bet nereikia. Nebent grįžtant. Mes eisim čia. Ant mūsų žemėlapio mažesnių buvo. Gal sakote, nespėsime grįžti šiandieną? Mašina išpirkta iki 12 nakties, tai laiko turim. Dabar prasidės sukilimas. Štai taip, kyla į viršų. Bastūnė sukaito. Reikia nusirengti. Čia labai statu yra. Iš karto sukilimas labai didelis. Plyšta blauzdos. Suplyšo, sakė, blauzda.
raudona trasa vis dėlto reiškia galbūt. Tai reiškia, kad eisim labai sunkiai, kilsime į viršų iš vien. Atsigerkime vandens. Gėrimuko su mikroelementais. Sveikatą. Gal pakuriam įsijungti. Biškį. Turiu įtarimą, kad šiandien išgersim pagaliau viską. Nes šiaip mes neišgeriam. Ką nešam, mes beveik viską parsinešam. Nu beveik, pusę parsinešam tikrai. Mes esame iš tų, kur mums nereikia skysčių daug. Tikriausiai be skysčių išgyventumėm daugiau negu deklaruoja. Galvojau, kad mešką matau. Vis kalne. Ar ant kalno? Aha. Tai jauduliuk. Nematau, daug jaudulių matau. Čia yra nuo meškų apsauga, bet mes dar ne visai mokam naudotis. Kaip tai, ne tai žinau. Nesu to tikra. Galėčiau pabandyti ant jūsų, bet nežinau, ar jūs norite. 10 metrų nupirkti. Ne, labai paprastai. Labai lengvai ištraukti, yra dėkliai, tiesiog traukčiau ir ištraukčiau. Bet čia yra apsauga tokia, va. Jinai tiesiog nusiema ir viskas, ir nusiema šitą apsaugą ir toliau spaudžiasi. Ir turėtų purkšti. Nebandžiau purkšti, nes nesinori bandyti. Bet gal teks pasibandyti kitą kartą. Arba... Mes šitą trasą esame prieš porą metų. Šitą vietą ir belekiek daug girdėjom meškų riaumojančių. Tolumoj, bet jos visur riaumoja, tai mes šitą trasą vadinam meškų taku. Tai įdomu, ar neteks šiandien susitikti? Neteks. Štai mūsų takas, tiesiai į viršų. Kažką norite perduoti? Nenori niekam linkėjimų perduoti. Gerai. Tada keliaujame toliau. Čia yra tinklai tokie sudėti ant žemės. Tikriausiai čia labai būna šlapia, pliurzės tokios. Ir kad būtų lengviau eiti. Galbūt, nežinau, iš tikrųjų. Iki pat apačios ten eina, iki pat miško. Pat miško iš ten išlindom. Staptelėjom. Kiek jau einam laiko? Valandą 45, nuėjom 4 km, 100 metrų. Taip, jau esam, dabar sustojom jau antrą kartą pailsėti. Vėjas tikrai nemažas. Dabar sugalvojom, kad mūsų skrandžiai reikalauja aukų. Turim nusipirkę kažkokius ryžių, šokoladinius dalykus. Kai pasakei ryžį, netrodo skaniai. Tai nematai, kad parašyta riso. Galvojau, kad čia rysai. Ryž dar parašyta yra. Tai tuoj pasistiprinsim. Kokias 5 minutės ir eisim toliau. Parodysiu, kur eisim toliau. Apsukam kamerytę. Va taip, ten to takeliu į viršų toliau eisim. Ten kažkas matosi eina iš lėto, kaip ir mes, po biškį, kleberesčiuojasi. Bet šiaip viršūnė tai dar labai aukštai, net nesimato, debesis yra užstoję, ten kur rodo, net nesimato iš tikrųjų tos viršūnės. Jūs nematot viršūnės tikrai. Jo, viskas Jinai yra balta ir debesim apniukę. Ir tokia truputį mini dulksna purškė. Jaučiasi.
šiandieną praneši šiek tiek lietaus, tai bus matyti, ar gausim. Šiaip turim pasiėmę lietpalčius, jeigu ką apsisaugosim. Tai va, nu ką, stiprinamės. Ir dar šiaip turėjom pasiėmę antbačius ir kelnes neperšlampamas, bet nusprendėm šį kartą nesinešti, nes, sakom, paskutinė diena ėjimo, sulysim tai sulysim. Svarbu lietpalčius turėsim, apsaugos ir kuprinės ir mūsų, o kojos jau nesvarbu. Taip. Nu gerai, valgome. Skanaus. Labą dieną. Sustojome. Esame kryžkelėje, prie tų lentelių. Dar kilsime į kalną, tai parodysiu kurį. Plium. Štai, čia lentelės tos, kur trasos išsiskiria. O mum lipti tenais, kur debesys. Turėtumėm pasiekti 2 kilometrus ir kiek? 122 bendrai. 2 kilometras 120 aukštis. Dabar sugalvojame prisėsti, šiek tiek mini tokią užuovėją radom, nes yra šiaip vėjas didelis. Ir galvojam atsigersim karštos kavos, šokoladą suvalgysim, nes šiek tiek trūksta energijos. Ir tada kilsim į kalną. Į viršūnę užkilti ant lentelės rašo dar 30 minučių. Ir po to keterą viršūnę eisim dar apie 40 minučių ir tada leisimės jau į apačią. Tada pradėsim leistis ir tikriausiai, tai parodysiu, tikriausiai leisimės tais kalnais. Jo. Kitoj pusėj. Kur buvęs, kur nebuvęs, ten toks mažas trikampiukas matosi, kaip visada, Gevontas. Taip, ten toks mažytis, toks, va ten toks mažytis, ten yra Gevontas. Jo. Jis iš visur praktiškai matosi. Šitas kalnas yra kažkom išskirtinis. Jis visur matosi. Matosi tas kryžius. Gal dėl to. Kilsime virš debesų. Jau esame aukščiau nei Gevontas. Ten toks trikampiukas mažas, ten yra Gevontas. Ir čia. Tenai matau žmogiukus einančius. Ir labai daug sniego jau. Galimai reikia dabar dėti jau kates. Panašu. Nu ką, dedamės kates. Nusipirkom naujas, nes mūsų neatlaikė. Mūsų buvo vienkartinės. Net vieną kartą neatlaikė normaliai. Tai dabar iš Zakopanės nusipirkome. Sumokėjome 60 eurų už abi. Ne, 76. Nu taip, plius minus. Tai dabar daug rimtesnius turim. Nes mes manom, kad jau reikia. Ganėtinai aukštai ir labai daug sniego ir ledo. Pradeda slysti. Dabar tokios. Atėjom į viršūnę. Nieko nesimato. Visiškai nieko nesimato. Dabar esam ant tos keteros. Šiek tiek eisim keterą, 40 minučių. 40-50 minučių. Tuoj daisim lentelę. Čia bus. Ir paskiau jau vien leisimės į apačią. Jo, kai sakiau, kad ant lentelės rašo 30 minučių, tai iš tikrųjų rašė 50. Taip. Žiūrėkit, kaip atrodo, apsuksiu kamerą toj. Esam virš 2 km aukštyje. Nieko, visiškai nieko. Ten stulpeliai matot, tai čia ribojasi Slovakija. Lenkija su Slovakija. Galim ir ten pabuvoti.
buvom kates nusiėmę. Dabar vėl gausim dėtis. Nes leistis gausim tais sniegynais į apačią. Ką tik paveikslavau, čia buvo belikoks rūkas, va šitaip nieko nesimatė. Ir taip už akimirkos atsisuku, žiūriu, oho, miestas matosi. Ir dabar toj vėl užniauks viską. Štai tokiu slėniu einam. Labai fainas keliukas, takelis yra. Na, statokas jisai. Reikia labai atsargiai eiti, kad bastūnė nenusiristų. Kaip kamuoliukas, plium, 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 plium. Kokie agresyvi. Leidžiamės į apačią ir darosi šilta. Užsidėjom dabar tik megztinukus, flisus ir planuojame eiti su jais. Šiek tiek yra termomaikės drėgnokos, šlapokos, tai turėtumėm išdžiūti dabar eidami su megztinukais. Kiek jau mes čia keliaujame, taip? 6 valandas lygiai. 6 valandas keliaujame. Priėjom akligatvį. Prašyčiau nenukristi. Tai viskas gerai. Taip ir reikia į apačią. O ten yra irgi grandinės? Jums negeriau apsisukti? Visai gerai ant subinės pračiuošt. Čia buvo smagiai. Čia buvo grandinių šiek tiek. Visai smagiai. Ką galiu pasakyti? Neišsišokinėk. Ką tik įsėdom į mašinytę. Baigiam. Jo, parėjom. Dabar yra be 10:03. Baigiam anksčiau negu galvojom. Labai gerai sukom.
Taip, baigėsi mūsų paskutinė diena. Dar gal nusifilmuosim. Jo, dar vakare savo namuke apibendrinsim viską. Jau grįžome, baigėsi mūsų ši kelionės diena. Ties čia baigėsi ir mūsų kelionė. Zakopanėje po kalnus vaikščiojame 3 dienas. Vaizdai buvo įspūdingi, kaip visada, bet pirmą kartą mes buvom kalnuose, kai yra sniego, tai žinoma vaizdas yra dar įspūdingesnis. Nors dabar ir lapkričio vidurys, bet su orais mums labai pasisekė, buvo palankus kelioniai. Planai Zakopanėje yra sugrįžti, išvaikščioti to, ko neišvaikščiojom. Aplankyti tokius kalnus kaip Švinica, Koziverk, Zaurat ir kitus, kur mes dar nebuvom. Tik tai žinoma jau ne tuo metu, kai yra sniego, nes mes tikrai nesam profesionalūs kopinėtojai, kad galėtumėm žiemą kopinėti į kalnus. Tai mes grįšime kažkada, kada nebus sniego. Ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskite prenumeruoti. Pakomentuokit. Ir paspauskite laiką. Ir susitiksime kitais kartais su bastūnais kažkur, neaišku kur. Neaišku, kur mes nusibastysime. Tikrai taip. Viso. Viso.